Pokalbis su dienos svečiu. Ir esu radio programoje atėjo metas laidai Pokalbis su dienos svečiu. Naują pradėsiu nuo informacijos apie tai, kaip birželio 2-5 dienomis Šiaulių žolės riedulio stadione vyks 2017 m. Europos moterų žolės riedulio klubų Challenge 1 taurės varžybos. Lietuvą tradiciškai atstovaus daugkartinė šalies čempionė Šiaulių Gintros Rektės universiteto riedulininkės. Būtent šio klubo atstovės šiandieną ir svečiuojasi pas mus studijoje. Visiems pristatau ir sveikinuosi su Šiaulių Gintros Rektės universiteto antra komandos trenerė Genutė Juodienė. Labadiena. Labadiena. Ir komandos kapitonė Jūratė Juodytė. Sveiki. Sveiki visi. Na, pirmiausia, priminkime, dar papasakokime apie šias varžybos, o po to jau smulkiau susipažinsime išsamiau su jumis, su žaidėjomis. Tai apie varžybas vykstančias 2-5 dienomis, kas jose dalyvaus, kodėl jos yra svarbios Gintros Rektės universiteto riedulininkėms, jūsų komandai. Prašom. Taip, šios varžybos tai tarptautinio lygio varžybos, dalyvauja komandų klubai iš Europos šalių. Tai galingi klubai, galingos šalis, tai riedulio šalis. Tai bus ypatingai sunku mūsų merginoms žaisti, tačiau tikimės aukščiausių rezultato, kaip visada. Linkime sėkmės, mes taip pat tikimės ir palaikome savo miesto komandą. Ką galbūt, Genutė, pridursite? Pasirengimas vyko, surinktos į komandą dabar yra, kas buvo galima pačios stipriausios sudėties. Aišku, yra netikėtumų visokių, kur mūsų labai perspektyvę žaidėja dabar turi naujagimį. Yra, kur kviesta mergaitė labai daug didelių rezultatų turinti Simona Grubliauskaitė irgi po traumos negalėjo atvykti. Šiaip, kas šiuo metu sveikos gyvos, visos dalyvauja ir gan neprastoj formai dabar. Kągi, čia paminėjote kelias tikrai stiprias žaidėjas, kurios negali dalyvauti, bet kita vertus turime ir kitų tikrai stiprių žaidėjų, kurios minėjote dalyvaus ir praėjusią savaitę laidoje ir treneris tai minėjo, pasakojo, tikrai patvirtiname, jog stiprios sudėties mūsų riedulininkės dalyvaus, beliekas ir galių palaikymo. Apie jūs pačias norisi pakalbinti gal pirmiausia Genutės pokalbio. Pirma pažintis su žolės rieduliu, beje, jau ir taip pat panašios pavardės, tai galime spėti, jog tai yra mama ir dukra, ar ne? Taip. Na, dukra, kodėl žolės riedulį pradėjo sportuoti, ar ne? Tai čia, manau, visiems iš mūsų abejonių nekyla, matė mamos pavyzdį, kokia buvo pačios mamos, Genutės Juodienės pradžia. Šiaip, kaip Jūratėlė jau gimė ir augau, aš jau dirbau trenerė ir riedulio pati jau tik mėgėjiškai žaisdavau, nežaisdavau kažkokiam aukštesniam lygyje. Jūratėlė užbūrė riedulys po pirmo jos įmušto įvarčio. Tai buvo 4 metų vyresnė komanda, mano grupė treniruojama, nusivežiau ją į Širvintų miestelį žaisti finalinės jaunučių varžybas ir po šiandieninės Kuklienės Dovilės perdavimo Jūratėlė įmušo labai mums gražų įvartį ir tas įvartis užbūrė visus žiūrovus, visus mūsų komandą. Ir manau, ją pačią, ar ne? Aš manyčiau. Ir pasiliko jinai nuo to pirmo įmušto įvarčio mūsų riedulį lygi šioliai. Kągi, Jūratė, mes pakalbinsime dar ne kartą mūsų laidoje. Dabar, Genutė, labai norisi jūsų pasakojimą. Na, papasakokit čia tiek apie save, kaip jūs kada susidomėjote šiuo būtent sportu. Aš riedulį žaidžiau 10 metų ir tuometinėje Tauro garsioje komandoje. Po to pakrypo reikalai, kad man truputėlį su sveikata susišlubavo ir viena iš mūsų buvusių žaidėjų dirbo trenerė, išėjo dekretinės ir mane pakvietė į savo vietą dirbti. Aš kai tik mokiausi pedagoginėme institute, buvau studentė ir kažkaip man prilipo prie laisvalaikio tas trenerės darbas, kur šiuo metu dirbu 32 metus jau. Oho,
Tikrai gražus metai, gražus stažas. O sakykit, kodėl būtent šis sporto šaka, o ne, tarkim, kažkas kitas? Žaidžiau žolės riedulį, tai aš jau kažkur kitur ir negalėjau, nemačiau savęs. Kodėl žaidėte, vat būtent vėl į tą pradžią noriu grąžinti jūs? Kodėl būtent žaidėte žolės riedulį? Buvau atvykusi iš kaimo gyventi ir mokytis į Šiaulių miestą ir kai tik buvo atsiradusi nauja sporto šaka, entuziastų grupė mane ten pakvietė ir integravo į tą gražų mūsų sportą ir labai buvo gražios aprangos, vaikščiodavom su lazda kaip su šautuvu arba su skėčiu, tai buvo kažkas vau Šiaulių mieste. Tai tikrai moters ginklas, ar ne? Ir į autobusą kaip įlipdavom ir lazą aukštyn kojom apsiversdavom, tai visiems būdavo kažkokie, nežinau. Visi traukdavosi šonus, ar ne? Tuo metu, kai tik atsirado riedulys ir aš buvau toj pirmojoje komandoje su Feliksu Paškevičiu treneriu, tai žiūrovų mes tikrai nestigome. Stadione būdavo ir valdžios, ir draugų, ir giminių, ir ko tik nebūdavo. Tikrai būdavo, tuo metu buvo tikrai vau sporto šaka. Na, tikėkime, kad būtent varžybose vykstančiose birželio 2-5 dieną taip pat netrūks tiek pažįstamų, tiek sirgalių. Nu, mes mūsų pokalbį pratęsime jau netrukus po keletos muzikinių kūrinių. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsiasi laida Pokalbis su dienos svečiu. Šiandieną laidoje mes kalbame apie birželio 2-5 dienomis Šiaulių žolės riedulio stadione vykstančias 2017 m. Europos moterų žolės riedulio klubo Challenge 1 taurės varžybas. Lietuvą tradiciškai atstovaus daugkartinė šalies čempionė Šiaulių Gintaro Strektės universiteto riedulininkės. Būtent šio klubo atstovė šiandieną ir svečiuojasi mūsų laidoje, tai Šiaulių Gintaro Strektės universiteto antra komandos trenerė Genutė Juodienė ir komandos kapitonė Jūratė Juodytė. Dabar noriu daugiau pakalbinti Jūratę. Sakyk, Jūratė, pačios, mama šiek tiek apibūdino pirmoji tą pažinti su žolės rieduliu, viskas lyg ir aišku, matytas pavyzdys, ar ne? Na, bet ar nebuvo noras prieš tai kitos sporto šakos kažko tai? Dažniausiai, kai pasakau, kad mano mama buvo mano pirmoji trenerė, tai visi ir sako, kad jau greičiausiai nieko ir neleido daugiau rinktis, tik tai žolės riedulį. Taip, iš tikrųjų, tai netiesa. Bandžiau nuo pat pirmos klasės įvairias veiklas, ir šokį, ir dudelės muzika, ir lengvoji atletika, ir plaukimas, bet galų galiausiai, kaip mama minėjo, tų varžybų metu tas muštas įvartis, man tiesiog supratau, kad aš noriu čia būti. Tikrai toje vietoje esi, kur ir noriu būti. Ir kas įdomiausia, kaip mama pasakojo apie tą pirmą įvartį po Dovilės Kuklienės perdavimo, labai įdomu, kad mes ir dabar tebežaidžiam kartu po 18 metų. Dovilė ir aš žaisim šitam čempionate, tai tikiuosi pakartosim. Dovilė Kuklienė taip pat irgi mano auklėtinė nuo 3 klasės. Na kągi, labai smagu girdėti, kad tas brandolys šitiek metų išsilaikė. Kągi, labai tikrai sveikintina. Dabar šiek tiek apie patį treniravimąsi. Kiek laiko treniruojatės? Pradėjau nuo 3 klasės. Treniruotės vyksta 4 kartus savaitėje. Ir dabar jau apie 18-19 metų sportuoju ir sėkmingai, tikiuosi. Na, o kiek laiko tenka skirti treniruotėms? Treniruotės, kaip ir visose sporto šakose, dažniausiai trunka 1,5 valandos. Ir kiek dienų per savaitę, tarkim? 4 kartai per savaitę, po 1,5 valandos. Tai manau, kad nemažai laiko tas laisvalaikis ir visas laisvalaikis ir gaunasi, kad žolės riedulys, tas stadionas ir yra laisvalaikis. Ar lieka laiko kitiems, tarkim, pomėgiams, ar apskritai yra dar kitų pomėgių, gal čia visas gyvenimas? Na, greičiausiai čia ir yra pagrindinis mano pomėgis ir aš tam skiriu daugiausia laiko.
praktiškai visą savo laisvalaikį, jau nekalbant apie atstovavimą nacionalinėse rinktinėse, kur aukojamos visos vasaros. Taip pat už klubą kiekvieną treniruotę, kiekvieną savaitę, kiekvienas čempionatas tikrai reikalauja pastangų, jėgų ir... Tiek laiko, tiek fizinių pastangų, taip, nekalbant visokio. Taip, bet pridursiu, kad mes esam mėgėjai ir manau, kad kaip mėgėjai mes turim gan profesionalų požiūrį į tai. Aš manau, kad mėgėjai yra labai nuoširdūs sportininkai. Kągi, tą mes turime galimybę įsitikinti. Genutė, sakykit, kaip jums jau yra kitaip, jau yra darbas ir neužimantis pilną dieną, treneris darbas. Nu, kaip jūsų pomėgiai ar dar kita veikla ir lieka laiko noro užsiimti? Taip, pomėgių aš turiu. Šiuo metu gyvenu aš Šiaulių rajono Švendrelio sodų bendrijoje. Jau gyvenu ten 5 gal daugiau metų. Ir esu aistringa grybautoja. Oho. Ir nemažesnė pomidorų augintoja. O kaip valgytoja, kai tis... Ir valgytoja irgi. Taip pat, ir kiti sako, yra grybų rinkėjai, bet nemėgsta jų valgyti ir atvirkščiai. Aš padedu. Kaip Jūratėlė sakė apie profesionalų tą sportą ir darbą, tai treniruotėse darbas nesibaigia. Yra iki treniruotės pasirengimo etapai, yra po treniruotės visokie apmąstymai, apgalvojimai ir bendradarbiavimai visokie kitokie, yra dar visokios kultūrinės veiklos, kur su merginom reikia draugauti, bendrauti ir taip toliau. Tuo gyvenimas nesibaigia vien treniruotė. Treniruotė yra oficialus darbas, ką dirbi fiziškai, techniškai, taktiškai. Žodžiu, tam skirtas laikas. Taip. O šiaip visas tai yra gyvenimo būdas, ar ne? Kaip supratau, nu, ir daugiau. Ir daugiau. Jei mes nežiūrėtume į savo darbą profesionaliai arba labai, kaip čia įsireikšti, pilnai atsidavę, ir ne? Visiškai jo, mes tikrai šitiek metų neišdirbtume to darbo. Ir nebūtumėt pasiekę tokių rezultatų. Mes fanatikai esam darbo. Na, jeigu daugiau tokių fanatikų, tai Lietuva, manau, tikrai sublizgėtų, pakiltų, ar ne? Iš krizinio taško. Čia vėlgi ačiū mūsų pašnekovėms, keliamės į trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios pratęsime mūsų pokalbį. Jau kalbėsime apie smagius dalykus pasitaikančius žolės riedulėje, o tokių, žinokit, visur pasitaiko visose srityse. Pokalbis su dienos svečiu. Grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame svečiuojasi Šiaulių Gintros Rektės universiteto antra komandos trenerė Genutė Juodienė ir komandos kapitonė Jūratė Juodytė. Primenu, kalbame apie birželio 2-5 dienomis Šiaulių žolės riedulio stadione vykstančias 2017 m. Europos moterų žolės riedulio klubo Challenge 1 taurės varžybas. Ir priminsiu, jog Lietuva tradiciškai atstovaus daugkartinės šalies čempionė Šiaulių Gintros Rektės universiteto riedulininkės. Būtent apie šią komandą apskritai būtent žolės riedulį mes ir kalbame laidoje. Genutė, vėlgi į jūs kreipiuosi, sakykite, kaip šeimos nariai reaguoja. Prieš nuskambant muzikiniai pauzai minėjote, jog esate tarsi fanatikė šios sporto šakos ir apskritai sportavimo. Kaip šeimos nariai, nes neabejoju, jog nukenčia dėmesys jiems ir visa kita, ar ne? Sakyčiau, nenukenčia. Mes labai puikiai, kadangi mane jisai susirado stadione, kai aš tuo metu žaidžiau. Čia apie savo vyrą taip, kalbate, apie savo vyrą. Ir mūsų šeimos nariai, tiek Jūratė, tiek sūnus Vaidotas žaidė regbį. Ir stadionas nesvetimas nei man, nei mūsų tėtei ir vyrui mano. Ir mūsų labai didelis yra palaikymas. Po rimtesnių europinių varžybų, jeigu Jūratė grįžta, Vaidotas grįžta, visą laiką būna tai su šokoladu, tai su gėlėmis, visada lauk, visada įdomu, visada ir stadione, jeigu žaidžia kokias finalinės varžybas, tarkim Šiauliuose, tėtis visą laiką bus stadione, visą laiką net žaidėjų daug pažįsta.
Štai, kaip prie jūsų pažinties, dar noriu šiek tiek grįžti, tai supratau iš pokalbio, kad vyro netgi ir svajonė buvo tokia žmona susirasti būtent žaidėją. Jeigu stadione susipažinot, ar ne? Nu, tiesiog... Pirmiausia, stebėjo jūsų varžybas. Stebėdavo varžybas, kažkaip tai va. Pamatė, kaip gražiai Genutė ten atrodo, sportuoja, juda ir visa kita? Gal čia jau jo reikėtų klausti, bet tiesiog taip užgimė tokia va šeima mūsų. Ir tikrai mes nėra jokio susipriešinimo, kad neišeisi į treniruotės, į varžybas, ar dar kaip nors. Jokių nėra, visiškai ne problemų, visiškai ir pasitiks, ir laukiamas, ir nuvežtas, ir parvežtas, kur tik reikia. Nu, tiesiog paskatinimas, o ne pasipriešinimas. Tai čia mes dabar RS2 radijo bangomis ir linkėjimus ir padėką jūsų vyrui perduokime, nes aš manau, kažkuria prasme jis tikrai prisideda prie gerų komandos rezultatų. Tėtis ar ne, ir vyras taip pat. Nes visada domisi, ar Jūratė įmuša įvartį, ar taip, ar kitaip. Jau klausimų daug ir labai daug pažįsta tų žaidėjų komandos, kadangi Jūratėlės komandui dabar Gintroji yra labai daug kaip ir komandos narys, ar ne? Nu, didelis. Nes pripažinkim, tikrai mūsų šeimos nariai, jų palaikymas yra labai svarbus tiek sporte, tiek kitose sritise. Sakykit, kas sunkiausia būna šiame sporte jums? Man kaip žaidėjai šiame sporte sunkiausia galbūt atrodo ta pati pradžia, kada tu pradedi lankyti žolės riedulį ir tau reikia įvaldyti kamuolį su lazda ir tas technikos išmokimas yra pats sudėtingiausias. Vėliau tai čia jau Jūratė praeitis, kaip suprantu. Taip, vėliau atsiranda tik malonumas, aišku, per sunku darbą. Manau, kad tikrai labai labai daug ištvermės, jėgų, greičio, vikrumo, visų fizinių ypatybių reikalaujanti sporto šaka. Bet sunkiausia vis dėlto galbūt ta pradžia, bet ta pradžia taip pat ir yra įdomi, nes vaikai labai greitai susidomi tom lazdomis, kad nereikia savo kūno naudoti, reikia naudoti lazdą, tai tas įrankis jiems labai patinka. Tai manau ta pradžia sunkiausia, o po to jau viskas savaime. Ir nevyksta, na, aišku, ne taip savaime, kad klausytojai neįsivaizduotų, ten mojuoja merginos lazdomis, ar ne, ir viskas paprastai gaunasi. Nebūna, vis tiek viskas per sunku darbą, kaip ir kiekvienoje gyvenimo srityje, viskas per darbą. Apie įsimintiniausias varžybas, manau, tokių tikrai buvo. Taip, buvo. Ir aš galbūt apie istorinės tokias varžybas pasakyčiau. Žolės riedulys Lietuvoje 40 metų šį rudenį švęs. Ir vienintelę kartą 21 metų rinktinė yra pakliuvusi į pasaulio jaunių čempionatą, jaunimo. Tai vyko 2009 metais Bostono mieste, Amerikoje, kur aš atstovavo, kelintų čia dabar gimimo, 88 gimimo Lietuvos riedulininkės. Aišku, šiaulietės buvo ten 10 išvykusios kartu su manimi ir kad nepaisant to, kad mes ten likome 16, bet mes įsirašėme į tą istoriją, patyrėme labai be sporto, labai daug pažintinių objektų, labai daug Lietuvos Amerikos lietuviai labai daug mums supažindino su pačiu Bostonu, su New Yorku, su visu jų gyvenimu, taip kad ne vien sportu ten ir gyvename. Aišku, prie sporto rezultato mūsų ten tie pažintiniai dalykai tikrai nebuvo susikirtę, viskas buvo suderinta, viskas buvo po varžybų organizuojama, bet tikrai renginys buvo, nežinau, mano darbo praktikoje apie 32 metus tikrai buvo įsimintiniausias. Šitas įsimintiniausias. Ir nes į jį pakliūti buvo labai labai sudėtinga. Metus atgal, 2008 metais, ir tos pačios mūsų Jūratės Juodytės įmuštas įvartis mums nulėmė tą kelionę į Ameriką vykti. Aišku, labai smagu, labai įdomu. Apie kuriozinės situacijas, ar tokių pasitaiko, ar yra buvę? Oi, daug. Tai labai smalsu. Vienas iš paskutiniųjų momentų,
praeitais metais mes vykome su U18 rinktinė, mes vykome į Škotiją praeitą vasarą ir visas mūsų lazdos buvo paliktos, neparskraidintos į Glasgą. Oho, ir tai kaip čia nuvykote be savo instrumentų? Nuvykome be instrumentų, tai federacija labai aktyviai turėjo per parą mums surasti, ko mes žaisti. Pirma treniruotė mums buvo paskolytas šeimininkų lazdos ir inventorius, o paskui mes šiokias tokias jau buvom ir likščioliai per metus tos lazdos neatsirado. Bei su svetima lazda reikia žaisti, tai buvo tikrai... Norėjau kaip tik klausti, ar jaučiamas skirtumas? Labai. Pripranta prie rankos, pripranta prie jų yra ir visokie dydžiai, ir gynėjim, ir polėjim, ir saugams. Ir tikrai su belė kokią lazdą. O kaip rezultatams tuomet, ar rezultatai nenukentėjo? Treniruotėje tai be abejo ten nieko, o... šiek tiek nukentėjo, žinoma, bet merginos mūsų perprato tą situaciją. Iš visokių situacijų, ar ne, išsisuka? Nebuvo kur dingti. Taip, tikrai. Kągi smagu šnekučiuotis, bet dėja mūsų pokalbis jau eina į pabaigą, na ir jūsų palinkėjimas mūsų radijo klausytojams. Aš norėčiau palinkėti, kad RS2 radijo lankytojai, žinodami visą Žolės riedulio istoriją, kad nuo pat atsiradimo pradžios iki dabar Šiaulių miestas yra Žolės riedulio sostinė Lietuvoje, kad būtent Šiaulių miesto merginos dalyvauja ir garsina tuos Šiaulius ir Lietuvą visose Europos varžybose, pasaulio čempionatuose. Tai aš palinkėčiau kiekvienam iš mūsų šiauliečių bent kažkiek prisidėti prie šitos veiklos, tai yra arba pabandyti kažkokią prasme pažaisti, arba tiesiog ateiti, palaikyti dabar. Pirmiausia, ateiti, pasižiūrėti, palaikyti, o po to jau, manau, norės ir kažkas išbandyti šią sporto šaką. Genutė, ko jūs palinkėtumėt? Kiekvienam sportuojantiems siekti savų tikslų, o nesportuojantiems tiesiog užsiimti turiningą veiklą, kuri glostytų jūsų širdis. Ačiū mūsų pašnekovėms, primenu, šiandien dienos svečio laidoje svečiavusi Šiaulių Gintros Trektės universiteto antra komandos trenerė Genutė Juodienė ir komandos kapitonė Jūratė Juodytė. Ir dar kartelį priminsime visiems ir pakviesime atvykti birželio 2-5 dienomis Šiaulių Žolės riedulio stadione vykstančias 2017 metų Europos moterų Žolės riedulio klubo Challenge 1 taurės varžybas. Ačiū pašnekovėms, gerų rezultatų ir kągi. Sėkmės ateityje, tikslų savo. Dėkui jums visą.